Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gegužės 31 dieną. Į objektą atvažiavome 8 ryte. Na ne, bosai. Fokusas biškai nefokusuoja. Na kas, va. Gavosi grįžinukas 9 metrai. Pamatavom vandens debetas 17 sekundžių 10 litrų vandens. Čia gavosi 2 kubai 100 į valandą. Tai čia iš mano darbinio kilovato 400 siurblio. Čia Šipako siurblys, to parodysiu, jis yra kilovato. Tai vat debetas mažesnis. Galingumas yra mažesnis, va. Dabar užsakovas. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Nuostabiai, pati geriausia komanda, visiems rekomenduoju 100%. Atvažiuoja, parekomenduoja, pasako, ką reikia, nereikia sukt galvos. Kaip pasakė, taip atvažiavo 8 valandą, lygiai 8 ir buvo. Taip, ačiū už gerą žodį. O taip, va šipakėlis su automatika čia integruota. Siurblys sukomplektuotas, vagarniukas laksto. O taip atrodo, va gręžinio šaktą, gręžinio duobė. Vandens statinis lygis 2,80 žemės paviršiaus. Buvo tokie vasmėliai. O be geležies rudi gražūs smėliukai. Visą kelią smėlis. Molio nei gramo nebuvo. Nuo 9 iki 11 metrų dulkys. Plavūnas vadinamas prasidėjo. Va ir viskas. Ten būtumai tą plavūną sukišę filtrą, tai tokio debeto nebūtų ir vanduo greitai sukištų. Štangos ištrauktas. Bosas. Nu ir dabar einam prie Fiskaro UAB Invelija. Tai Fiskaro nuomą užsiemat? Fiskaro nuomas, metalo konstrukcijų virinimai, Aha. armatūros poliams, namams, visi statiniai, pervežimai. Turim didelį Fiskarą, 18 metrų strėlė. Va. Tai vat kažkam, jeigu reikia spirti kubelą, ten namuką kokį nedidelį, viską vežate, ne? Vežam, pastatom į vietą, atvažiuoja brigada irgi padeda išstatyti, jeigu reikia. Nu viskas liuks, einam, pažiūrėsim. Nes šiandien su Fiskaru vežėmės vandenį, kubą 200. Bačkę savo atsivežėm. Va, su Fiskaru. Mūsų bačka kubinė, dar 200 litrų. Va, taip atrodės Fiskariukas, tai užsakovas irgi rankai pridėjo, padėjo. Nes ten kaimynas turi tvenkinį, tai galvojom iš tenai vandenį vežtis. Bet kaimyno prūdas gerai pasėdęs, tai sakė, nenori duoti. Tai va, ten vagonas pas yra sudegęs. Tai žodžiu, metai laiko žmogus jau nevažiuoja, nes turėjo verslą padaryti, čia daug tujų matosi tenai. Pasodinti ar laistymo sistemai pasidarė 80 metrų artezinį gręžinį. Sakė, vanduo tragiškos kokybės. Gerti neįmanoma čia. Vanduo pilnai prasivalęs, visiškai be geležies. Žmogus turi kolektorius, bet kažkoks įranka kažkokia pas jį sugeda. Toksai va amerikietiškas vagonas, 12 metrų. Tai atsivežėm savo generatorių. Ir bosą atsivežėm. O nebus jau. Tai va, einam prileisti vandens. Reikia prileisti vandens. Tai šeimininkė užvyrins, o čainiką neša. Naujai pripilsiu vandens, jau visa bala didžiausia. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę. Gręžimės rankiniu būdu, vandens pagalba. Va, visiškas kryštuvas, jokių smiltelių nieko. Doliučių. Ir jokio kvapo visiškai. Su vandeniu pasisekė jums. Kaip sakovas labai pergyveno, kad geležies nebūtų. Nu, bet kai sakau, tik tai geriems žmonėms būna vanduo, tai vat geras žmogus pasirodo. Dar padėjo vandenį atvežti. Tai ką tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.